10 dienų karo yra tragedija. 100 dienų karo yra tiesiog košmaras. O 1000 karo dienų, matyt, apskritai sunku suvokti. Bet kokia yra šios dienos tikrovė? Rusų teroristai be atodairos smūgiuoja į ukrainiečių namus, ligoninės, žudo moteris, vaikus, senelius ir vyrus. Jau 1000 dienų. Ukrainai nereikia mūsų begalinės paguodos, nebereikia naujų pažadų padėti. Ukrainai tiesiog reikia pagaliau leisti kovoti, taip kaip jie moka. Leisti pilna jėga siekti pergalės visomis šiandien prieinamomis karinėmis ir kitomis priemonėmis. Tai atakams, bet ne tik tolimojo nuotolio ginkluotė. Tai dronai, mūsų siunčiami pikapai ir žinoma finansinė parama, bet ne tik tai jį. Tai galiausiai yra reali vakarų sankcijų mechanizmo Rusijai kontrolė, o ne vien tik stebėjimas ir stebėjimasis, kaip ir kokiais būdais sankcijos iki šiol lengvai apeinamos. Kiekviena iš 1000 dienų reiškia prarastas Ukrainos žmonių gyvybės, didžiulį skausmą ir baises patirtas traumas. Suteikime Ukrainai tą šviesos viltį, apie kurią šiandien kreipdamasis į Europos parlamento narius taip aiškiai kalbėjo prezidentas Zelenskis. Dar kartą tarkim ačiū kiekvienam ukrainiečiui, šiandien saugant mūsų namus nuo kruvino rusiško imperializmo. Kartu iki pergalės. Slava Ukrainai!